Ir mama išėjo į kiemą ir sako, va jie kiek, sako, armijos eina nuo miško. Per langą pažiūrėjo, patrz jaki ładny widok, wszystkie rozstrzeliane, w krwi pływają. Nu ir buožiam dar visus langus išdaužė. Lenkiškai kalbėjo. Nu ir tada jau sako, taip, mes dabar jūs šaudysim. Matyt jum, kad riečia yra. Mielė sesuo. Onutė, Lautė, sėdis mažinas ištaškytas, nu pati mažėla kojas, matas gal stalą guli. XIX Lenkų okupacijos metų rytų Lietuvą ir Vilniaus kraštui nepraėjo be pėdsakų. 1939-aisiais į atgautą į Vilnių įžengusi Lietuvos kariuomenė miestą rado labai pasikeitusi. Visur buvo matyti lenkiški užrašai ir girdėti lenkų kalba. Per 2 dešimtmečius spėjo užaugti lietuvių karta, kuri beveik nemokėjo kalbėti lietuviškai. Lankė lenkiškas mokyklas ir gyveno okupantų primestoje svetimoje kultūroje. Nesulenkėję provincijos, mažų rytų Lietuvos miestelių, kaimų ir vienkiemių gyventojai viešumoje, bijodami smurto, vengė kalbėti lietuviškai ir slėpė savo tautybę. Ignalinos kraštą, Valkininkus, Deveniškės, Gervėčiai, Pelesa, apie Eišiškės į rytus nuo Eišiškių ir apie Šalčininkus buvo lietuviai. Ir Lenkijos okupacinė valdžia būtent turėjo tikslą, kad čia nebūtų lietuvių. Tai jūs žinot, kad buvo vykdoma ir demografinė kolonizacija. Osadnikai, tie vadinami savanoriai, jie gavo čia dvaruose žemės, jie kūrėsi. Okupacijos metais pažiūrėjus į Vilniaus apygardos teismo bylas, tai daugybė bylų už tai, kad klauso Lietuvos radijo, kad tenai moko vaikus lietuviškai nelegaliai, kad ten renkasi, skaito lietuviškus leidinius. Baisiau net kaip carinės imperijos okupacijos metais. Šitokį genocidą prisuko Lenkijos valdžia čia, kad iš tikrųjų apie kokį sandėrį bendrą, net ir jau prasidėjus paskui sovietinė okupacija ir vokiečių okupacijai, atrodo, lyg ir nebuvo pagrindo. Dar iki okupacijos 1920-ais rytų Lietuva dėl geografinės padėties visuomet buvo tautų katilų. Jeigu vakarų ar šiaurės Lietuvoje žmonės mokėjo vien gimtąją kalbą, tai rytinėje dalyje buvo kalbama tiek rusiškai, tiek lietuviškai, tiek lenkiškai. Nieko nestebino ne tik tautybių ir kalbų gausa, bet ir mišrios santuokos nebuvo retenybė. Mesgi mišri šeima, dėdukas buvo lietuvis, o bobutė buvo Lenkė. Dabar mano mama Lenkė, o tėvelis lietuvis. Nu, o paskui šitie, kurie jau tetas ir va, aš, tai reiškia irgi lietuvės rašėmės. Dagi Vilniaus kraštus, man čia apie Dubingis tenais. Nu, kaip Vilnius, kaip R10, o pakarinės Lietuvos su Lenkija, tai už Dubingių tik 3 kilometrai.
Lietuvos žemė buvo, atėjau buvo Rubežius. Ir Rubežius pabradė jau buvo priklausę Lenkam. Tenais poligonas būdavo, tai būdavo kaip Lenkai šaudo, tai per mums girdės. Kiek aš, 30 maždaug kilometrų tom pabradėn, kur mes gyvenam. Lenkiškai tarp Slavygių, aš tik Lenkų kraštas, taigi aš lenkiškai beveik, kad ir mokėjus nekėti. Aš mokyklą, toj mokykloje 40 šitų mokinių buvo. Tai pusę rusų, vietiniai rusai, ir pusę Lenkų, aš vienas lietuvys tik buvau toj mokyklai. Lietuvių-Lenkų santykiai rytų Lietuvoje visuomet buvo sudėtingi, dar komplikuotesni jie tapo prasidėjus Antram pasauliniam karui. Mokyklose dažniausiai buvo mokoma lenkiškai arba rusiškai, nes remiantis anuometinėmis nuostatomis, lietuviškai kalba tik atsilikusi ir tamsi valstietija, kurią reikia palenkti į savo pusę ir sulenkinti. Nuo 43 metų pabaigos ir 44 pradžioje būtent buvo pradėta vykdyti šitą programą, kad čia nebūtų lietuvių, naikinti lietuvių administraciją, kuri čia buvo visoje rytų Lietuvoje, ir kad galėtų, jeigu būtų referendumas dėl rytų Lietuvos priklausomybės, kad čia jiems netrukdytų, reiškia, prijungti rytų Lietuvą, etninės lietuvių žemės prie Lenkijos. Vykdant šiuos Lenkijos vyriausybės tikslus, pagrindiniu įrankiu tapo armijos Krajovos daliniai, kurie jiems iškeltas užduotis atliko itin stropiai. Tai patvirtina 1995 metais Bernardinų vienuolyne remonto darbų metu aptiktas vadinamas Bernardinų archyvas, kuriame kruopščiai surašyti armijos Krajovos įsakymai, atsišaukimai, grasinimai ir Lenkijai nelojalių asmenų sąrašai. Pavardės tų žmonių, kuriuos reikėjo sunaikinti. Šalia pavardės, gyvenamosios vietos ir kitų anketinių duomenų nurodoma, kodėl vienas ar kitas asmuo laikomas nelojaliu. Mirties nuosprendis gali būti paskelbtas už antilenkišką agitaciją, už draugystę su lietuviais arba, pavyzdžiui, už Smetonos pavardės paminėjimą. Šiame armijos Krajovos sąraše yra pastabų, jog asmuo, bučiavęs trispalvę, nusipelno bausmės. Tačiau tikrovėje pakako įrašo pase – lietuvis. Šioje 1944 metais darytoje nuotraukoje kairiajame viršutinėme jos kampe tas pats ponas Vinclovas. Čia jam 17. Karstuose gulintys žmonės, visa jo šeima. O štai šios fotografijos ponas Vinclovas niekada anksčiau nebuvo matęs. Fotografuota Vymančių vienkiemyje iš karto po artimųjų egzekucijos. Onutė, sėdis mažinas ištaškytas. Buvo pati mažėla kojas, matas gal stalą guli. Ir kita žodžia, tai pastalą tenais. Tėvas laižytė mano galvą žemės. Gulia atvedė sezoną motinas kojas. Išlenkti. Man akys nelabai jau rodo. O čia va tai karstuose sudėta. Karstuose sudėta. Tai va kunigas. Oi, kaip pavyzdys. Suaugęs žmogus, tai da kaltas, kupa pykda, kam nuidėna, kuštė vaikelį, kuonis kalėt. Vinclovui armijos Krajovos pogromą pavyko išgyventi.
Jis kartu su broliu pabėgo vos tik pasirodė armijos Krajovos kareiviai. Broliams sugrįžus namo, jie pamatė kraują stingdantį vaizdą. Brolys vyresnis, pat pirmučiausianas tada sužinojo, kaip sušaudė, tada parėjo namo, tai tenais geresnius rūbus da spintą sudėjo, da prirakina, žasiukai kambarį buvo, mažučiai, tai sako, kraujų taškas ten, jis tuos žasiukus išmetė. Anas, nu jį palikam iš vakarą šitą, kad jį mumgi pavojus. Ta pačią dieną armijos Krajovos daliniai Molėtų ir Utenos rajonuose sušaudė dar 150 žmonių. Liudininkų teigimu prieš egzekuciją budeliai tikrindavo aukų pasus tam, kad būtų tikri dėl pasmerktųjų tautybės. Dar daugiau. Aš čia visai nesenai prieš kelias dienas kažkokį straipsnį visai netyčia perskaičiau, kur kalbama apie tai, kad armijos Krajovos kariai ateina į kaimą ir visų eina į namus ir reikalauja rodyti maldaknygę. Ir jų elgesys priklauso nuo to, kokia kalba yra ta maldaknygė, lenkų ar lietuvių. Ir vargas tam, kurio maldaknygė yra lietuviška. Tai, na, žodžiu, kalbėti apie, sakykime, kažkokią tai toleranciją arba... tiesiog buvo paskelbtas karas ir, sakyčiau, net labiau prieš civilius lietuvius negu prieš ką nors kitą. Remeikų šeima 1944 m. birželio 24 dieną ruošėsi švęsti Jonines, rengėsi sveikinti tetą Janiną. Ir mama išėjo į kiemą ir sako, va jie kiek, sako, armijos eina nuo miško, o mes pamiške gyvenam. O tėvelis buvo miške, jisai guliu dirba. Ir tada jo mes nebėgom nieko, taip ir sėdim namuose visi. Ir buvo jau daug praėję pro mus. Bet paskui grįžo dar du kokie ten vyrai. Ir tada sako, kaip jūs lietuviai, ar lenkai? O jie lenkiškai kalbėjo ar lietuviai? Lenkiškai kalbėjo. Ir tada jau sako, taip, mes dabar jūs šaudysim. Sako, stokite eilę. Tada mama paėmė mane ant rankų ir mes atsistojome eilę tą. Ir tada pradėjo šaudyti, šaudė keturiese. Mane laikant rankų, tai mamos kulkas perėjo per galvą, o man čia į krūtinę. Ir tada tos kulkas buvo jau reiškia silpnas, neturėjo tokių jėgų, kad pereit per visą ir aš būčiau negyva. Bet kaip ar krito mama ir aš kartu. Tai taip pačiupinėjau plaukus, mama žiūriu, kad sukepusi, taip plaukai su kraujais ir tada aš apalpau. Visoje rytų Lietuvoje tų nužudimų yra leidinys Armija Krajova Lietuvoje, reiškia sąrašas, kur Armija Krajova kokius žmonės nužudė. Tai taip palei visą rytų Lietuvos teritoriją yra eina šitie kruvini pėdsakai. Pamiškėje gyvenusios Macijauskų šeimos likimą taip pat nulėmė Armija Krajova. Anksčiau apie baltaraiščiais arba baltaisiais partizanais vadinamų Armijos Krajovos karių siautėjimą jie nebuvo girdėję, todėl iš miško išėjusių žmonės jie palaikė stribais. Tik tėvelio amžinatilsį pasiklausė, sako, Cipoliek Цилитвин. Mówię, ja Polek, Witwieżyje, to i Litwin. Vienu žodžiu, tai dar pareikalavo paso. Zdejmuj pan buty. Mówi, buty moje nowe, panowie, żeż mówi, darujcie moje ostatnie buty. I tobie nie będą potrzebne. Kokie tam kontapli padėta, batai numauti nuo kojų. Ir pasas taip kaip rankoje, žinot, kai sofa. Lova, žinot, buvo, tai taip skersai atsigulis, pasas rankoje ir taip ir nušautas ant lovos. Galima tikėti, dėl to, kad vis dėlto Vilnijos žmonės buvo pakankamai gerai valdė ir abi kalbas, buvo mišrios šeimos, taip kad identifikuoti buvo galima tik tokiu būdu. Tik tokiu būdu. Žmonės nušauti su pasais rankose. Taip, taip. Parodymai. Šiandieniniais duomenimis Armijos Krajovos būriai, arba kaip vietos gyventojai juos vadindavo bandos,
1943–44 metais rytų Lietuvoje nužudė apie 500 krašto gyventojų. Liudininkų teigimu, armijos Krajovos būriai egzekucijas vykdydavo tik tai patalpose. Tokiu būdu buvo siekiama nuslėpti nusikaltimus. Po egzekucijos aukų namus nusiaubdavo, o kūnai likdavo gulėti po keletą dienų. Nu, tada tiek pašaudė ir vyresnį seserį įsivedė gyvudą. Tai jų nusivedė Klaiman, tai mūsų buvo pakavota gėdė rūbai tenais, viskas, toks lavys sukaltas pabalka, mungiš tai parodyta jos, ištraukta viskas. Tai paėmė radiją buvo dėta, radijų paėmė ir brolio kelnes tokia žalias buvo. Digonalinės, tas kelnes. Tai sesuo tanešė ant rankų, ant laiptų, prie durim greičias ir padėjo. Tai tada jų varė, šaudė ir jų paskutinį sušaudė. Tai kad jeigu jin būtų, kaip jų varinė, nabėgus, tai jos lauką butonys saka nešaudė. Jiem buvo prikazas duotas toks tik vidui šaudyti, kuris bėgs, tik kad garsą neparodyti. Gandas apie armijos Krajovos pogromus nuvilnijo per visą Lietuvą. Pasipriešinimui ir vietos gyventojų saugumui užtikrinti buvo sukurta vietinė rinktinė vadovaujama generolo Plechavičiaus. Rinktinės kariams buvo duotas įsakymas į ginkluotus susirėmimus su armija Krajova nesivelti ir ginklą naudoti tik gynybai. Tačiau aukų tiek lietuvių, tiek armijos Krajovos pusėje išvengti nepavyko. Patirdamas nuostolių armijos Krajovos Vilniaus apygardos komendantas Kšižanovskis slapyvardžiu Vilkas išleido įsakymą. Už vieną žuvusį Lenką nužudyti 70 lietuvių. Nežinoma, problema yra ir tam tikras bendradarbiavimas su naciais. Bet armija Krajovo kolaboravo su vokiečiais ir mušė taip pat sovietinius partizanus. Reiškia, tokia ekvilibristika, reiškia, vyko. Jūs sako, kad Vokietija apginklavo armiją Krajovą. Yra kom pagrįsti tokį teigimą? Yra dokumentai spausdinti knygos, ypač Naugarduko ir Vilniaus apygardose. Palikdavo miške ginklus, kad jie galėtų pasiimti. Iki 1943 vidurio Lenkų pogrindis Lietuvoje apsiribojo organizacinių struktūrų kūrimu ir propagandos skleidimu. Tų pačių metų pabaigoje ir 44 pradžioje, artėjant antrajai sovietų okupacijai, armija Krajova pradeda veikti. Tuo metu, kai armijos Krajovos daliniai Lenkijoje kaunasi su naciais, rytų Lietuvoje armija Krajova vykdo emigracinės vyriausybės planus susigrąžinti Vilniaus kraštą ir atstatyti 39 metų sienas. Po karo buvo rašoma, kad pėdsakų neliktų iš šito mito Lietuvos valstybės. Buvo numatyta ją paversti Lenkijos provinciją. Ir kad tai padaryti, tai žinoma reikėjo tą, ką darė sovietiniai enkavedistai, sunaikinti lietuvių tautinę ir valstybinę savimonę. Tai siekiant šito, būtent ir buvo pradėta ne vien tik tai lietuvių administracijos naikinimas, mokytojai, ten, girininkai. Mūsų vietai 4 šeimas.
kaiminystėje sušaudė. O paskui prie Malėtų užvažiavo mokytojai. Mokytojas padėga, pamatė ateinantį, šoka iš antrą aukštą pravangų ir padėga. Jau nešaudė ant lauką. Visko, mokytojo žmonų nušaudė, vaikas buvo 3 ar 4 mėnesių, tai išteikštas ant sienų. Kaip daug tai nešautas. Nu ir paskui, žinot, jį šaudė, o paskui už keletą minučių, žinot, 2 raiteliai atjojo. Per langą pažiūrėjo, patrz, jaki ładny widok, wszystkie rozstrzelane, w krwi pływają. No ir buožiant dar visus langus išdaužė. Tai stiklai galvos man vienu žurnale. Dievas vienas yra, vienas gelbėjo Dievas. Armija Krajova kaip karinė jėga nuo pat savo susikūrimo momento buvo skirta įsivadavimo kovoms prieš nacistinius okupantus. Bernardinų archyvas 95 metais atskleidė dar vieną tamsų Armijos Krajovos istorijos puslapį. Tuo metu, kai daliniai kovėsi už Lenkijos išvadavimą, jų ginklo broliai Lietuvoje sudarė sutartį su pačiu velniu. Matote unikalų dokumentą, kuriame užfiksuotas Armijos Krajovos vado Kšižanovskio Vilko susirašinėjimas su Wehrmachto atstovu, Lietuvos generaliniu komisaru Rentelnu Armijos Krajovos klausimais. Vilniaus apygardoje, esant ginklų trūkumui ir žinant, kad tų ginklų negaus nei iš vakarų, nei iš rytų, buvo pasiektas 44 metais susitarimas ir apie jį žinota ir Varšuvoje, apie jį žinota ir Londone, kad ginklai bus gaunami iš vokiečių, bet be tiesioginio kontakto. Tai yra susitarimas buvo toks, kad vokiečiai paliks blogai saugomus sandėlius, kuriuose bus ginklai, Armija Krajova juos puls, užims ir be abejo taip palaipsniui ginkluosis. Nežinoma, problema yra ir tam tikras bendradarbiavimas su naciais. Bet vėlgi apie visus dalykus galima kalbėtis ir galima diskutuoti. Tik tai sakau, reikia dėl kai kurių faktų nederėtų ginčytis vien dėl to, kad tai yra faktai. Tai nėra kokios nors klastotės. Tai yra dokumentai spausdinti knygos, ypač Naugarduko ir Vilniaus apygardose. Palikdavo miške ginklus, kad jie galėtų pasiimti. Ši fotografija taip pat buvo aptikta Bernardinų archyve. Keturkampės kareiviškas pilotes ir lenkiškas uniformas dėvintys vyrai greta nacių kareivių. O štai čia Didžioji gatvė Vilniuje. Tos pačios keturkampės pilotės ir uniformos tik jau šalia sovietinių karių. Kieno pusėje buvo baltus raiščius ryšėję kariai? Prieš ką kovojo Armija Krajova rytų Lietuvoje? Prieš nacius, prieš sovietus ar prieš lietuvius? Atsakant į šiuos klausimus, vėlgi reikėtų prisiminti Lenkijos emigracinės vyriausybės Armijai Krajovai iškeltus tikslus susigrąžinti Vilniaus kraštą. Įgyvendinant šį sumanimą priemonės nebuvo svarbios. Kol iniciatyva priklausė naciams, tiko jų draugija. Pradėjus laimėti sovietams, Armija Krajova ginklus atsuko prieš vokiečius. Kalbant apie Armijos Krajovos veiklą Vilniaus krašte, kartais jaučiamas šioks toks atstumo laikymasis, nenoras pakenkti ten tarp dviejų tautų santykiams. Ar nėra tokio momento? Kad lietuviai vertina vienaip, Lenkai vėlgi stoja į AK pusę. Ne, tai yra natūralu ir pirmiausia mes su Lenkų istorikais besiaiškindami šitus santykius, Armijos Krajovos vaidmenį Vilniaus krašte vis dėlto pasiekėm tokią išvadą, kad mūsų, sakysim, vertinimai iki galo nesutaps, bet mes iš esmės naudojamės tais pačiais istoriniais dokumentais, bet faktų interpretacija ne visada, sakysim, sutampa. Ko gero dažniau nesutampa.
Tai man regis, kad iš tiesų Lenkų istoriografijoje armijos Krajovos vertinimai kaip pozityvo, kaip pogrindinės vyriausybės ginkluotųjų pajėgų, tai yra visiškai suprantami, lygiai taip pat kaip ir mes pokario partizanus vertinam iš esmės pozityviai, su tam tikrom išlygom. Tai matyt vis dėlto Lenkų istorikai turėtų irgi taikyti tam tikras išlygas, kai kalba apie armijos Krajovos veiklą Vilniaus krašte. Todėl, kad šiuo metu yra pastebima tokia tendencija, kad neigiami visiškai akivaizdus faktai, atmetami mūsų istorikų teiginiai, kurie yra paremti tais vadinamaisiais Bernardinų archyvais, kurie saugomi Lietuvos archyvose. Niekas neuždraudžia jais naudotis ir man regis, kad Lenkai juos puikiausiai žino, tuos dokumentus. Ir ten yra dalykų toli gražu, netokių vienareikšmiškų ir netokių malonių, kaip galbūt norėtųsi Lenkų tiek istorikams, tiek armijos Krajovos veteranams. Ėjo prieš Lietuvą, prieš Lietuvos vientisumą. Ir armija Krajova turi ir pasakyti savo poziciją, ką jie darė. O mes tokio susitaikymo tai nieko nepasiekėm. Galim, reiškia, papudravom to klausimą, bet aš sakau, paslėpta tiesa yra tuo pačiu ir intrigų bomba. Istorija yra jūra, kuri išplauna visus paslėptus dalykus. Ir paskui kartais paslėpti dalykai tampa išnaudoti žalingiau negu kad pats tiesos pripažinimas. Jūs parašėte 2 knygas apie armijos Krajovos veiklą Lietuvoje, pakalbinote turbūt beveik visus liudininkus. Koks jums vaizdas susidaro apie armijos Krajovos veiklą Lietuvoje ir apskritai, kas tai buvo armija Krajova tada? Jie skelbės, kad buvo Lenkijos emigracinės vyriausybės kariuomenė. Ir galima su tuo sutikti, kad Lenkijos. Bet jie Lenkijai nieko gero nepadarė, būtent neiškovojo nei žemių, nei žmonių ir turto nedaug. Lietuvai labai daug blogo padarė, kaip ir Lenkijos kariuomenė. Ir žinoma, veikia netoliaregiškai ir dabar veikia netoliaregiškai, nepripažindami, kad tiek Lenkijos kariuomenė, tiek armija Krajova veikia svetimoj teritorijoje, buvo okupacinė kariuomenė, padarė karo nusikaltimus, už kuriuos turi atsakyti prieš teismą. Ateities nėra be praeities. Sparnuota frazė, bet joje tiesos yra gerokai daugiau nei gali tilpti į paprastus žodžius. Šioje istorijoje šiandien taško dėti dar negalima, nes ateitis gali mūsų nesuprasti. Ir kol gyvi žmonės menantys senų dienų įvykius, kol yra dokumentai galintys tapti įrodymais, nebandyti ieškoti tiesos būtų nusikaltimas. Tai neturi nieko bendro su lietuvių Lenkų, Lietuvos ir Lenkijos santykiai šiandien. Tai nieko negresia partnerystė, nes tam nėra jokio pagrindo. Tačiau galima paminėti ne vieną pavyzdį, kai susivijęs netiesos ir nežinojimo kamuolys ištisas tautas vieną dieną nuveda į istorijos akligatvį.